Taip pat Krikščioniškos kultūros institutas surinko apie 20 000 parašų neseniai už katalikišką tradicinę šeimą ir tuo pačiu nukreipta prieš iškreipimais pagrįstų sąjungų vadinamų kabutėse partnerystėmis įteisinimą kabutėse. Tie žodžiai turi būti kabutėse, nes negalima nei įteisinti nuodėmės, nei įteisinti kažko tai, kas įžeidžia Dievą ir daro ir stumia į amžiną kančią tuos vargšus žmonės, kurie tai daro. Mes mylime tuos, kurie čia eis. Tai nėra neapykantos kalba, tai yra meilės kalba. Kadangi kai tu myli žmogų, tai jisai turi pasakyti jam, kad tu žmogau, jeigu tu darysi šitą nuodėmę ir toliau, sodomijos nuodėmę, prieš prigimtį, vyras su vyru, moteris su moterim ir taip toliau, kaip visiškai net nesukurti mūsų kūno organai fiziškai, tai tada tu eisi ne tik tai į kančią šiame pasaulyje, tu eisi į paprastą amžiną kančią, nes tai yra labai logiška iš tikrųjų. Kai mes darom kažką blogo, tas turi būti atlyginta. Pagalvokime dabar, kaip mes nusiritame iki tokios bedugnės krašto, kad po mūsų žemę eina tokie paradai, propaguojantis iškreipimus. Bet pradėsime nuo vienos Sveika Marija maldos ir pakalbėsim toliau. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.